Sveiki gražuoliai, šiandien noriu pasidalinti tokiu įdomiu dalyku, džiugia naujiena. Pastaruoju metu rašau trumpą aiškų gidą lošėjams ir vėl iš naujo kai kuriomis temomis apsiskaitinėju, nes kartais kyla abejonių, galvoju, gal kažką ne taip supratau, gal kažkur dar reiktų pagilinti žinias. Ir tai pastarosiomis dienomis beskaitydamas užėjau keletą labai įdomių straipsnių, mokslininkų pasisakymų, medikų, psichologų, psichiatrų, apie tai, kasgi vis tik tai yra ta priklausomybė, kas yra ta priklausomybė nuo lošimo. Ir man labai buvo džiugu atrasti, kad taip ir galvojau, taip visą laiką ir mąsčiau, ir bendraudamas su lošėjais taip elgiausi. Pasirodo, daugelis specialistų ir ypač tos visos pagrindinės medikų, psichiatrų organizacijos priklausomybę laiko liga. Pasirodo, kodėl taip yra. Ogi, kad būtų lengviau išrašyti receptus, nustatyti diagnozę, čia yra labai daug verslo interesų. Pavyzdžiui, Amerikoje, jeigu tu sergi, tau draudimas apmoka išlaidas, ar ne? Medicinos, gydymo išlaidas. Ir pasirodo, kai anksčiau nebuvo vadinama lošimo priklausomybė liga, buvo labai sunku žmonėm rasti gydymą. Ir dabar, kai jau pradėjo, sakyti oficialiai, kad čia yra liga, konstatuoti, įrašė į tam tikras, knygas jau medicinos, kad čia yra liga, čia yra priklausomybė. Tai žmonėm dabar yra lengviau gauti gydymą nemokamai, arba bent jau dalinai jį apmoka, valstybė. Tai čia yra interesai, ypatingai verslo interesai, bet iš principo didelė dalis mokslininkų pripažįsta, kad jeigu jau rimtai šnekėti, tai nėra liga. Tai, kas vyksta lošiant, vartojant alkoholį, narkotikus, ar pavyzdžiui, yra daugybė priklausomybių formų, vyksta natūralūs iš principo procesai. Žmogus evoliuciškai per visą savo evoliucijos istoriją priprato prie dalykų, adaptavosi prie dalykų, kurie yra būtini jo išgyvenimui. Ir pavyzdžiui, seksas ar maistas, taigi valgymo metu, mylėjimosi metu išsiskiria tas pats dopaminas. Ir žmogus prisiriša prie šių veiklų ir tokiu būdu žmonija neišmiršta, neišnyksta, nes tai yra būtini dalykai žmogui išgyventi, ar ne? Mylėtis, daugintis ir valgyti. Tačiau tas pats dopaminas išsiskiria, darant ir kitas veiklas. Viena iš jų mums labai gerai žinoma, tai yra lošimai. Ypač kai tai yra susiję su pinigais, dideliais pinigais, to dopamino išsiskiria dar daugiau. Ir žmogus pripranta prie šios veiklos. Viskas būtų gerai, jeigu ši veikla negriautų jo gyvenimo. Tai ką mums reikia daryti iš principo? Iš principo reikia mūsų smegenis pertreniruoti, duoti naują informaciją smegenim, kad užaugtų sveiki neuronai, o tarp tų jau pažeistųjų, nesveikųjų atsirastų naujos jungtys. Reikia ieškoti veiklų, užsiėmimų, kurių metu taip pat išsiskiria dopaminas, ir kai tik užeina kažkokios mintis apie lošimus, užuot eiti lošti, užsiimti tą kitą veiklą. Ir ilgainiui išsivystys automatiškai toksai įprotis, kad man negera, man silpna, aš vienišas,
ir užuot, kaip pavyzdys, ar ne, aš ten, kaip sakant, kaltės jausmas, gal susipykau su kažkuo, gal pinigų daug gavau netikėtai, reiškia, ir užuot ėjus lošti, išsivystys automatiškai kitas veiksmas, kita veikla, ar ne, perėsime prie kitų veiklų, kurios irgi teikia malonumą, teikia dopaminą, bet jos mum negriauna gyvenimu. Ir taip pat nuolatos reikia užsiminėti veiklomis, kurios padeda neuroplastiškumui, tai yra, reiškia, tam visam neuronų naujų susidarimui, naujų jungčių sveikų susidarimui, reikia ieškoti veiklų, o tokių veiklų yra begalė. Tai man buvo labai, reiškia, norėjosi su jumis tuo pasidalinti, kad suprastumėte, kad tai nėra kažkokia tai liga ir kad, reiškia, nepagydoma liga, kaip dar daugelis sako, o viskas yra mūsų rankose ir viskas priklauso nuo mūsų, ne nuo kažkokių tai ten aukštesnių jėgų, kaip įprasta sakyti, reiškia, anoniminių lošėjų grupėse, kad atiduokime savo likimą, reiškia, į aukštesniojo rankas ir tikėkime, kad mus išgelbės. Nesąmonė, visa tai yra nesąmonė. Tai yra paremta senomis žiniomis, sena informacija prieš 100 metų, reiškia, kažkada tai galbūt ir tikusia. Dabar jau yra mokslas pažengęs, žinių daugiau ir kur kas aiškiau, ką reikia iš tikrųjų daryti. Tai norėjau pasidalinti, pasidžiaugti, kad, kaip sakant, irgi esu teisingame kelyje, visą laiką tą buvau teisingame kelyje. Mokiausi ir jogą, ir meditaciją, ir daugelį kitų, reiškia, užsiėmimų, veiklų, pratimų, reiškia, praktikų, kurios padeda žmogui sustoti, pagalvoti, nusiraminti, taip pat, reiškia, suteikia naujų džiaugsmų gyvenime, kasdienybėje. Tai tokie dalykėliai. Dar kartą kviečiu visus subscribinti prie kanalo, kaip sakoma, ir taip pat ateiti, reiškia, tuos live streamus, kuriuos, kai tik turiu progą, paleidžiu, kažką darydamas savo reikalus, reiškia, dirbdamas su lošėjais, aš dažniausiai būnu įjungęs live streamą kanale, kad žmogus, kuriam reikia pagalbos, kuris nori pasidalinti, galbūt, reiškia, kažko paklausti, kad turėtų tokią galimybę. Taip, kad kiekvieną dieną, kai aš turėsiu laiko, aš prisijungsiu gyvai, yra ten galimybė parašyti į chatą, galite parašyti, paklausti, galų gale pasisveikinti, susipažinti. Tai žodžiu, darbai vyksta pilnu tempu, kiekvieną dieną po keletą lošėjų bendraujame, bandome įvairias praktikas, reiškia, ir kiek matau, viskas eina tinkama linkme. Taip, kad irgi nelikite vieni, bendraukite, prisijunkite prie kanalo, klauskite ir pradėkime veikti, nes, kaip jau nekartą minėjau, nieko nedarant, greičiausiai nieko gero ir nebus. Taip, kad iki greito ir sudie.